Gaminame Karelijos pyragėlius. Į vandenį suberkite ryžius ir išvirkite. Vandens turi būti dvigubai daugiau negu ryžių. Kai ryžiai išvirs, užpilkite juos pienu ir kaitinkite nedidelėje temperatūroje, kol pasidarys košė, bet dar matysis atskiri ryžių grūdeliai. Pabaigoje į ryžius įberkite druskos ir pipirų pagal skonį. Palikite atvėsti ir tada sumaišykite su kiaušinio baltymu. Ruginius miltus sumaišykite su druska, vandeniu ir aliejumi. Gerai išminkykite tešlą ir suvoliojame ilgą cilindrą, kurį padaliname į 16 gabalėlių. Iš kiekvieno gabalėlio iškačiojame apie 6 cm skersmens blynelius ir užlankstome kraštelius, suformuodami laivelį aukštais kraštais. Į laivelio viduriuką įkrėskite ryžių įdaro, sudėkite pyragėlius į skardą ir kepkite 250 laipsnių karščio orkaitėje apie 5-7 minutes, kol apskrus viršus. Iškepusius pyragėlius kelioms sekundėms merkite į pieną. Ištraukite ir sudėkite į indą. Pyragėlius patiekite karštus su žuvimi, mėsa, virtais kiaušiniais arba sviestu. Skanaus.